Apie 3x3 krepšinį daug žinau, nes patys organizuojam 12 metų jau gatvės krepšinio turnyrus, Time Team, kurie vadinasi, vyksta vasaros sezono metu. Ir galiu pasakyti iš karto, kad 3x3 krepšinėje daugiau veiksmo gauna kiekvienas atskirai žaidėjas. 5x5 yra 10 žaidėjų vienas kamuolys. Su kamuoliu mažiau laiko kiekvienas praleidžia, mažiau svarbus yra kažkuris tai žaidėjas. O 3x3 jau kiekvienas gauna automatiškai daugiau laiko praleisti su kamuoliu ir dėl to kiekvienas žaidėjas yra svarbesnis toj komandoj, negu kad iš 12-tuko galbūt vienas iš vis į aikštelę įeina tik kelias minutės pažaisti. Geras krepšininkas, aišku, jis turi tapti, dirbdamas gerų krepšininkų, jis turi tapti pirmiausia, bet jis jau pradinius duomenis turi turėti, manyčiau, kad koordinacija, savo kūno valdymas, reakcija, raumenų skaidulos turi būti greitas, o ne lėtas, kad būtų galima, nes krepšinį dominuoja galingumas, šoklumas, greitis. O ir aišku antropometriniai duomenys, kad kuo aukštesnis žaidėjas, jeigu turi koordinaciją, jis daugiau šansų turi tapti krepšininku, jeigu mažas, jis turi būti super greitas. Technika, kamuolio valdymo, metimo į krepšį, žaidimo supratimas, visą tai yra treniruojama ir galima ištreniruoti. Tai aš galvočiau, kad pirmiausia turi turėti šitas išvardintas savybės, o toliau jau reikia įdėti daug darbo. Lietuva išskirtinė yra tom, kad nesvarbu, kad čia negyvena daug gyventojų, bet kiekvienas iš gyvenančių Lietuvoje gyventojų išbando krepšinį. Jis kiekvienas pabando ir jeigu jam vis tiek yra pirma sporto šaka, aiškiai dominuojanti prieš kitas sporto šakas ir galvoju, kad kiekvienas pabando ir jeigu nepavyksta tapti krepšininku, nueina į kitą sportą, didžioji dalis, nes yra aukšti rezultatai, yra tradicijos. Tai kad, ir aišku, yra stipri Lietuvos krepšinio mokykla. Aišku, kiekvienas nori savo grupėje tapti čempionu. Tai aišku, reikės parodyti, sukomplektuoti pirmiausia tokią komandą, kuri gali laimėti ir atiduoti daug jėgų dėl pergalės. Ir dar aš netgi norėčiau pakviesti, kad ne tik tie, kurie jau krepšinį sportuoja, ateitų žaisti į šitą turnyrą, bet kad ateitų sudalyvauti ir tie, kurie mėgsta krepšinį, bet dar nelanko krepšinio mokyklos. Jie gali susidomėti šito sportu, jeigu susidomės, yra krepšinio mokyklos, į kurias gali ateiti, mokintis, tobulintis, taip kad išbandyti savo jėgas, jeigu pamatys, kad tinka tas sportas. Čia nieko jie nepraras, jeigu ir nelaimės, todėl kad turės gerą laiką, turės pabendravimą, fizinį aktyvumą ir manau, kad gerą nuotaiką. Dalyviams palinkėti, kad jie galvotų ne tik apie pergalę, bet aplamai apie procesą, apie kelią link pergalės, nes pačios kiekvienos rungtynės turi teikti malonumą, turi didžiuotis tas žaidėjas, kad jisai žaidžia turnyre, pasikviesti draugus, kad ateitų pasižiūrėti, pasikviesti šeimas, tėvelius savo, kad ypač vaikai, kad papasakotų klasės draugam, kad dalyvauja tokiam turnyre ir kad kuo toliau, tuo vis daugiau įsitrauktų į sportinius įvairius tokius renginius ir patys ir įtrauktų dar savo aplinkinius. Čia renkasi geriausia.